Taip, sveiki. Dabar tematika šiandieninio video bus tokia. Apie Vilnių, Kauną, Tauragę ir kaip mums čia sekasi gyventi. O iš tikrųjų tai kokiame globalizacijos lygyje esame. Klausit, su kuom tai susiję? Gal kai kurie galite ir įtarti. Taip, tai yra apie 15 minučių miestus ir tai visai ne laikraštis. Vis tik visam pasaulyje vyksta protestai ir pasipriešinimas prieš vadinamosius 15 minučių miestus. Tai jau klausimas, kodėl žmonės nepatenkinti, jei pati idėja yra tokia graži ir iš pirmo žvilgsnio visiškai nekalta. Tačiau vis daugiau žmonių atsimerkia tam, kas yra iš tikrųjų 15 minučių miestai. Ir kas su tuo daro mūsų valdantieji, kad tai įgyvendintų. Būtent pasiektų tą patogų, nepatogumų lygį žmonėms keliaujantiems mieste. Pažiūrėjus iš ideologų World Economic Forum, tai yra pasaulio ekonomikos forumo dalyvių švabistų pusės, jie įsivaizduoja 15 minučių miestus taip, kad maždaug jums niekada nereiktų palikti savo namų arba savo teritorijos. Atsisakytumėte savo asmeninių automobilių, visur važiuotumėte tik dviračiu ar paspirtuku elektriniu, galėtumėte nueiti pėsčiomis, visur 15 minučių spinduliu aplink. Žinoma, ne tie, kurie gyvena zonose palei tos zonos kraštą, tai vienas kraštas bus prie pat, čia pat, už minutės, o kitas ir už 15, gal net ir pusvalandžio. Bet esmė yra tame, kad toliau už to zonos ribų jūs išeiti taip ir negalėtumėte. Į tas 15 minučių turėtų įeiti tiek vaistinių pasiekiamumas, tiek parduotuvės, pramogos, jūsų seneliai ar tėvai, mokyklos ir darželiai. Taigi viskas pasiekiama pėsčiomis ar greitų prisėdimu ant dviračio. Vis tik tūkstantinės minios prieš tai protestuoja. Klausite, kas čia tokio? Pabandysiu atsakyti kiek aiškiau. Šis konceptas jau įgyvendinamas Barcelonoje, Melburne, Paryžiuje, Milane, Oksforde, dabar jau ir Vilniuje, Tauragėje, pilotiniai tokie projektai, ar ne? Iš dar anksčiau jau yra ir Šanchajuje įgyvendina Kinija, toliau Pietų Korėja, tam tikri elementai. Apie tai bus galima šiek tiek daugiau padiskutuoti. Ir tai yra nauja realybė. Ir tikriausiai dar daugelio nepamintų. Torontas, reikėtų gal irgi pažymėti Kanadą. Kanada jau ganėtinai stipriai švabizavusi save yra. Australija, čia tikriausiai apskritai lyderis, bet kiek mūsų ten yra toje Australijoje ir kiek mes gebame tą pamatyti. Tai švabistai arba World Economic Forum organizacija visą tai diegia jų kontroliuojamose šalyse. Pagrindinė problema tikriausiai yra ta, kad jei jau esate gyvenantis tame 15 minučių miesto spindulyje, zonoje, tai kitą teritoriją sunkiai pateksite. Arba bus stipriai apribota jūsų judėjimo laisvė. Jau susidūrę esame su minučių reiškimo, su minčių reiškimo laisvė. Ir kai kurie žmonės jau siūlo nesusidoroti, žudyti, tremti ar naikinti. Tai labai nedaug liko, kad ir judėti bus uždrausta. Pats pabandymas, testavimas įvyko dar tos pandemijos metu, kada buvo tarsi uždrausta judėti tarp savivaldybių. Tai buvo tiesiog repeticija, patikrinimas žmonių reakcijos. Toliau seka dar griežtesni sprendimai. Siūlau pasidomėti. Tad
šiuo visų aspektu 15 minučių miesto idėja panašesnė į bado žaidynių konceptą. O kas gali tai paneigti? Teisingai. Juk niekada valdantiesiems nepavyko įdiegti jokios sistemos, kuri veiktų. Tai kodėl turi pavykti dabar, suvaržant žmonių teisės ir laisvės? Klausimas neretorinis. Galima bandyti jį atsakyti. Nemanau, kad rasite bent vieną teigiamą pavyzdį, kuris būtų pasiteisinęs apskritai. Prisiminkite karantinio metu įvestus ribojimus. Ar visi buvo patenkinti? O dabar pagalvokite, kad tokie judėjimo ribojimai ne tarp savivaldybių, o jūsų mikrorajonų, tarp Šilaičių, tarp Žvėrynų, tarp Naujamiesčio, tarp Antakalnio, Šiaurės miestelio ar Žirmūnų. Įsivaizduokite, kad jūs negalėtumėte judėti iš tų rajonų į kitus rajonus. Taip, skamba tarsi siaubas. Nepavydėtina, bet infrastruktūra jau dabar ruošiama tam ir greitų laikų gali būti per vėlu tiesiog priešintis, nes būsite užliūlieti ir nepastebėsite, kad tai bus įdiegta. Paskutinė viso šito proceso dedamoji yra CBDC. Tai yra Centrinio banko skaitmeninė valiuta, kuri karūnuos, vainikuos, kaip sakant, visą šitą koncepto įdiegimą. Nes tai bus galutinis kertinis akmuo, padėsintis visiškai sukontroliuoti žmonių judėjimą ir įvairius įpročius. Tiek socialinius, tiek ekonominius. Iš valdžios ir kitų asmenų galima išgirsti, kad tai labiau konspiracijos teorijos ir kad tai netikra. Bet užduosiu klausimą, kodėl tai, kas yra nenaudinga sistemai dėl žmonių kontrolės ir didesnio pavirgimo, yra vadinama konspiracijos teorija. O tai, kas visiškai antžmogiška, bet naudinga sistemai ir kontrolė, yra gėris ir siekiamybė. Siūlau susimąstyti iš tikrųjų, kas yra kas. Pratęsiant temą toliau, jeigu kažkas pasakytų, kad viskas dėl geresnės logistikos, prekių ir paslaugų pasiekimų ir mažesnių kamščių, dėl ekologijos, kokiu tik norite pretekstu, tarsi būtų galima sutikti. Tai kuom tada prisideda siaurinamos gatvės, jeigu geresnė susisiekimas, geresnė logistika. Tiesiog toks akivaizdus, sakykime, kiekvienam miesto infrastruktūros naudotojui, tiek pėsčiajam, tiek viešojo ar asmeninio automobilio naudotojui. Kaip dėl diegiamų kamerų gatvėse? Galima sakyti, kad dėl saugumo, bet juk visą laiką buvo sakoma, jog gyvename saugiausiais laikais, dar kai nebuvo kamerų. Bet kai jos išplėto, staiga buvo imamasi preteksto, kad oi, kaip nesaugu, reikia būtinai tų kamerų. Klausimas, kam nesaugu? Ar žmonėm, ar tiem, kurie nori tos žmonės kontroliuoti? Iš vienos pusės tarsi gerai yra stebėti, ar ne? Kad galima greičiau rasti, bet jūsų žingsniai bus rasti taip greitai, kad nesuvoksite, kur ir kada jūs atsiradote. Diegiamas įvairios programos, software, ar ne, turint omenyje apie dirbtinių intelektų valdomas veidų atpažinimo programas, funkcijas, ar ne. Tarsi kam to reikia, bet tai yra tiesiog visuotiniam duomenų rinkimui. Visuotiniam. Vadinasi, jeigu jūs atsikėlėte, išėjote iš namų, jūsų telefonas jau automatiškai jūs atpažįsta, belieka tik tais siųsti tą visą informaciją, toliau einate gatve, jeigu netyčia pamirštate telefoną. Veidų atpažinimo funkcija jūs nustato, jūs ten esate kažkokiai Laisvės prospekte, ar ne, toliau jūs įsėdate autobusą, kuriame irgi kameros ties durimis, ar tai viduje salono yra, vėl užfiksuoja, kad jūs įlipote tam tikrų metų, jūsų veidas, jūsų judesiai,
užfiksuoti, išlipote tam tikroj stoteliai, ten vėl jūs užfiksavo, kad išlipote, toliau vėl nukeliavote. Ir verčiau reikėtų užduoti klausimą, kam viso to reikia. Galbūt tai reikia viešajam transportui žinoti savo srautus, kad optimizuoti maršrutus. Tarsi kaip yra pagrindžiama. Bet tai kam asmens duomenys tam reikalingi teisingai, jeigu tau reikia tik tai žmonių skaičiaus. Toliau galima praplėsti, kam iš tikrųjų tai bus panaudota. Visa tai vėlgi bus vainikuojama socialinio kredito sistema. Vadinasi, jeigu jūs pereinate, tarkim, pėsčiųjų perėję degant raudonam švieso, ar ten mirksint kažkuriam jau įspėjančiam ar draudžiamam šviesoforo signalui, -5 taškai. Užėjote į barą, -10 taškų. Užėjote į sporto salę, +5 taškai. Vat jūsų socialinis reitingas priklausys nuo jūsų kasdienių pasirinkimų. Ir jeigu jūs jau turėsite per daug neigiamų, jūs nebegalėsite naudotis netgi to pačiu viešuoju transportu ar įsigyti tam tikrų prekių ar paslaugų. Galbūt išėjus iš savo zonos bus mažinamas atskreditų kiekis, nes jūs viršijate ekologiško judėjimo, darnaus judėjimo principą pažeidėte. Ta prasme, belieka tik tai nustatyti tokias sąlygas, nes techninės priemonės visą tai leis padaryti. Taip pačiai tiesiogiai bus galima tiesiog skirti baudas, nurašyti tiesiogiai nuo jūsų skaitmeninės valiutos sąskaitų. Žinoma, sakysite, kad viskas dėl CO2, dėl klimato kaitos, nors reikėtų paminėti, jog anksčiau buvo dėl globalinio atšalimo, paskui pasikeitė į globalinį atšilimą, bet kadangi nesutarė, ar čia šyla, ar čia šala, tai vis tik buvo nuspręsta apskritai tai pavadinti klimato kaita. Kas gali drįsti ginčytis, kai keičiasi metų laikai, keičiasi klimatas. Tiesiog. Ir tai būtų tiesiog pretekstas apriboti tam tikrą žmonių ekonominę veiklą. Atsiras tikriausiai tokių, kuriems net instaliuojamos zonų segmentinės tvoros nebus pakankamas įrodymas uždarimui. Bet žiūrėkime toliau, kad kalbama apie galimybės atsidaryti savo parduotuves. Tai yra vėlgi apie norą kurti kažką asmeninio, teisingai. Jei norėtumėte vystyti prekybą, savo veiklą užsiimti, bet to negalėsite, nes privalote likti savo CO2 zonoje. Bus išduodami, sakykime, 100 dienų leidimai, kuriuos tikriausiai reikės įsigyti. Kuo toliau, tuo įdomiau. Ir čia tik apie kelionės tarp miesto zonų. Tokia distopinė ateitis nusimato. Tarp zonų būtų įrengiami vartai, kuriuos perėti būtų galima tik turint pakankamą kredito reitingą. Tam tikrą leidimą ar susimokant. Bet kuriuo atveju judėjimas būtų ribojamas. Manau, galima drąsiai daryti išvadą, kad koks nors milijonierius tikrai nenorės būti taip ribojamas ir natūraliai gausis dar didesnė žmonių segregacija ar kategorizavimas pagal tai, kokioje miesto zonoje jie gyvena, kokias pajamas gauna. Tai tolimesnė segregacija. Realiai ir dabar mes turime labai panašiai. Tik gal dar ne taip akivaizdžiai, bent jau ne visiems. Skamba tarsi iš fantastinio filmo In Time su Justin Timberlake. Jeigu kas pamena, čia ant rankos būdavo laikmatis, laiko valiuta ir jeigu turėdavai pakankamai laiko, tai principe esi nemirtingas, ne? Mintis ta, kad gali judėti ir veikti ekonomiškai, jei turi pakankamai laiko. Tame filme tai buvo. Pakankamas atskreditas ar pakankamas skaitmeninė valiuta, ar neviršytas CO2 leidimų skaičius. Ar jūsų vakcinų pasas yra galiojantis, ar pakanka su badymu.
atrodo distopiška, tai kartu testavimo nebuvo prieš kelis metus. Galimybių pasą atsimenate visi, tai kažkiek arčiau realybės, teisingai. Manau, daugelis prisimena, kad dar per pandemijos laikotarpį buvo toksai plikas žmogelis išlindęs, toks easy bugs. Tai nieko neturėsite ir būsite laimingi. You will own nothing and you'll be happy. Tai pažvelkim, kaip šitiem pasaulio ekonomikos forumo žmogystams sekasi visą tai įgyvendinti. Žmonėms vis sunkiau įsigyti nuosavą būstą. Todėl vis dažniau nuomojasi. Nuomojasi ne tik būstus, bet ir automobilius, įrankius, paslaugas, netgi muziką. Tiek video. Mokame abonementų už tai, ko neturi fiziškai, bet gali naudotis ir tai tik tokiu būdu ir riboto sortimentu, kokiu yra pateikta. Taigi, paslaugų prenumeratos, turto mokestis, amžiniai leasingai esmės ir nepakeičia. Jūs žmonės nieko realiai neturite, o už viską mokate tarsi mėnesinį mokestį. Apie nuosavybę jau praktiškai nebėra net kalbos. Net jeigu ir įsivaizduosite, kad jau išsimokite banko paskolą, bet staiga gausite turto mokestį, kas realiai vis tiek yra mokestis, tarsi nuoma. Jeigu turite ir mokė, neturėsi, nemokėsi. Tai principė, jeigu nori būti laimingas, tai nieko neturėsi. Arba tiesiog nuomosis. Tik klausimas, ar iš to tokio neturėjimo iš tikrųjų žmogus bus laimingas. Toliau visam šitam planui, ko šitiem globalistam pagrindė reikia? Kokiamis techninėmis priemonėmis visą tai būtų įgyvendinama, ar ne? Tai stebėjimų kamerų tinklas gatvėse, viešajame transporte, namuose. Namuose tai jau išmanieji daiktai. Įvairūs siurbliai, ta prasme įsivaizduokit dantų šepetėlis su Bluetooth funkcija. Dulkių siurblys su kamera, su lidaru, ten lazeriniu skenavimu, ar ne? Vėlgi prisijungia prie interneto, jisai realiai jūs online prisijungite, manote, savo namų planą. Realiai dabar yra netgi toks naujas Wi-Fi standartas, kuris gali itin tiksliai nustatyti aplink tą įrenginį esančius daiktus. Ar jūs judate, gali matyti, ar ne. Toliau reikalinga programinė įranga. Tai yra dirbtinio intelekto valdomi algoritmai įvairūs. Tokia apjungta visuotinė sistema, ne? Nes tarsi žmonių nereikia, tai mes viskas skaitmenizuojam, robotizuojam. Toliau elgesio modelis valdomas per sockreditų sistemą. Tai su to susijęs ir CBDC, unifikuota mokėjimų sistema, ką tik paminėjau. Europai praktiškai paskutiniai kūrimo etapai, tarp kitko viso to vyksta, tai Van der Leyen šituo klausimu galėtų labai nemažai pasakyti. Toliau susisiekimui būtini aspektai, tai įvairūs automobilinių dalinimuose, platformos ten visokios, Bolt, CTB ar Spark, toliau viešasis transportas, jisai pas mus vystamas, tai nėra blogai, bet visa tai tiesiog yra reikalinga būtent vieningai kontrolės sistemai įgyvendinti. Toliau dviračių pėsčiųjų takai. Mes viso to plėtrą taipogi matome. Tankus prekybos centrų tinklas su pramogomis ir paslaugomis pasiekiamas kiekvienam zonos gyventojui. Tai va čia jums turėtų būti klausimas, iš tikrųjų, kodėl vis tik tiek daugybė prekybcentrių vienas šalia kito, visuose mikrorajonuose ar tarp kažkokių naujų daugiabučių. Vat jums ir atsakymas yra, kad iš tikrųjų tai dabar stengiasi užsiimti kuo daugiau tų zonų, kad tie prekybos centrai
aptarnautų tas zonas. Tai nėra taip, kad visiškai absurdiška, bet tai yra būtent pagal tai. Todėl, kad Vilniaus bendrasis planas realiai nenumato, kad būtų toks tankus prekybcentrių tinklas ir labiau komercinės zonos turėtų būti vystomos už miesto ribų, ar ne? Arba miesto pakraščiuose. Tačiau visi šitie sprendimai visiškai prieštarauja. Bet štai pagal tokią logiką visiškai pagrindžia ir paaiškina, kodėl taip yra daroma. Toliau dar prisideda prie viso to nuotolinis darbas neišeinant iš namų arba ribojimam išėjimų skaičiui. Tai ar tik tai mes to neturim? Labai nemažai darbo vietų yra nuotolinės, tiesiog nėra poreikio būti ofisuose, arba tie, kurie pageidauja, tarkim, darbdaviai, kad jų darbuotojai atvyktų į ofisą, tai ten į savaitę kartą du turi tą tokį mišrų konceptą. Tai vėlgi mes tai turime, teisingai. Vėlgi, kas dar prisideda prie žmogaus neišėjimų iš namų, tai yra įvairios prekių pristatymo, kurjerių tarnybos, maisto pristatymai. Ta prasme, jūs kaip kalėjime, principė, galima sakyti, sėdite, iš niekur neišeinate, jums prie durų atneša viską, o paskui stebimės, kodėl pas žmonės tokia didžiulė depresija, kodėl Lietuva pirmauja savižudybių skaičiumi, kodėl žmonės negeba socialiai apsijungti bendrauti. Tai vat jums ir atsakymai. Belieka tik tais gražiai ramiai kamputyje prisėsti ir parūkyti. O kasgi čia darosi po galais? Štai, atsakymai jums.